Sveiki. Vakar išgirdau, kaip kažkam skaudausi ir prisiminiau mūsų situaciją, Mažylio. Ir mes nuo mažų dienų turėjom problemą su adenoidais. Ir pradėdavo kištis nosis, iš karto skausmas į ausis. Ir vienintelis gydymas būdavo pasausų ir antibiotikai. Ir tuo metu vaikas dar nemokėjo išpūsti nosies. Tai, kaip pasakyti, ta pagalba tokia ir tebuvo. Ir ateina momentas, kai gaunu patvirtinimo operacijai adenoidų. Tų atsiliepimų įvairiausių, bet daugiau tokių, kad didelė tikimybė, kad nebūtinai išsispręs. Ir tuo metu vyras sako, neskubėk, išklausykim dar vienos nuomonės. Išvažiavom į Vilnių, pakliuvom pas nuostabų gydytoją, apžiūrėjo, sako, tėvai, ramiai, ką pamokė? Duoti kietą kramtyti maistą, morkas griaužti, pirkti obuolius, sakykime, didelius, kad kastų, kad žandikaulis, įdarbinti žandikaulį, kad prasižiojimai būtų dideli, keptą duoną, kramtyti, griaužti. Visas darbas su žandikauliu, nes viskas, kaip aš suprantu, čia viskas yra susiję. Nosis, ausis ir panašiai. Ir ką jis dar pamokė? Pūsti balionus. Sėskit kartu ir pūskit. Jums dar kai kurie vaikai nelabai išeina. Reikėjo paieškoti, kad lengviau pūstusi. Kartu tikrai sėdom ir pūtėm. Ir taip, atsiprašau, ir taip mes išvengėme adenoidų operacijos. Kaip paaiškino? Vaikas auga. Vaiko galva greičiau auga negu visas kūnas ir visos tos ertmės, jos taip pat išdidėja. Ir iki to laiko, va taip pasakyti, vaikas išmoks ir išpūsti nosį ir tą balioną pūsti labai puikiai. Jeigu esat gerai papūtę balioną, čia visur viskas traška, braška, jaučiasi, tai tikrai paieškokit ir darykit, kol vaikas išmoks pūsti. Bet vėliau, kas atrodo ir išmokom pūsti, ir viskas tvarkoj. Ir jau tuo metu buvom jau neolaife. Ir vieną dieną jis kažkaip ausį, sako, man skauda. Ir nosis pradėjo kištis. Bet va, nei pirmin, nei atgal. Aš į bendruomenę sako, laša, vitamino E. Paėmė kapsulę, vitaminas E, natūralus, visiškai natūralus, antioksidantas ir, aišku, sušildai kapsulę ir lašinį, kad vaikas pagulėtų, kad įlašėtų. O su nosim paėmė vitaminą tą patį E, alojas, geliuko lašą, abiejų po lašą, pastarai košytę ir į vieną pusę, į kitą pusę. Ir kad įtrauktų vaikas. Ir viskas gražiai pradeda valytis. Tai va, atrodo, kitą kartą, jeigu jau kažkur kažkas pasitrombuoja, kad ir mokantis vaikas, kad ir mums būna, jau užsikiša, atrodo, nei pirmyn, nei atgal, tai šitas duetas, natūrali pagalba savo, vaikui tinkanti, puikiai veikia, viską greitai atpalaiduoja. Dar gal pridėčiau, kad paimti tą patį aloją, išmasažuoti visas tas vietas, įtrinti gerai. Na ir aišku, mažai apkabinti. Tas be galo svarbu. Tai tiek apie ausis, o lašint, kiek teko turėti asmeninių patirčių, klienčių, dažniausiai, žinokit, sulig 1 ar 2 kapsulė tuom ir baigėsi.
ir su nosytės išpūtimu, kad viskas pradėtų eiti valytis su šituo duetu, ir su ausyte. Tikiuosi bus naudinga. Jeigu daugiau norėtųsi informacijos, būtinai parašykit. Produktus galite įsigyti pas mane. Lauksiu atsiliepimų. Iki.